O, bičiuliai. A, celofaną gazdinti. Taip, bičiuliai, apsiblaususios akytės vėl su jumis. Diena po šlapio šeštadienio, sekmadienis ir galbūt, gali būt, kad paskutinė atviro vandens žūklė šiais metais. Šiandien sekmadienis, nuo antradienio šaltis. Kaip jūs žiūrite šį video, galbūt jau visur ledukas susidėjęs. Nu, nesmė, tai vėlgi šiandien iš tikrųjų patinka man gruodžio mėnesis vien dėl to, kad nereikia kaip sakyt, net aš atvažiuoju su tamsa. Tai vat jau aš po 8:20, gal pusė 9, dar net saulė nepatikėjus, o aš jau ant vandens ir vėl pelkė, vėl ežeriukas, akilesni galbūt ir atskirs kažką tai. Revanšas. Praeito savaitgalio žūkliai, kaip sakyt, lydekom skelbiu revanšą. Praeita buvo visur ledas čia, dabar ledo nėra, dabar gaudysim taip. Tai va, bičiuliai, vobleriukai, bolisongai, slėšiukas, gumas. Pirmin, negaištam laiko, nes, sakau, po pietų temsta. Kol kas vobleriuką truputį į šoną, o imsim praeitos žvejybos kozirį iš karto. Vėlgi, bičiuliai, taip, ten, teisingai jūs komentavote anąkart, kad ant didelių masalų asysta. Kažkuria prasme sutinku aš su jumis, tik tai, kad aš jų neturiu tų asystą. Bet, tačiau kažką susikombinavau iš to, ką turiu. Bet dabar kol kas dar be asysto. Ant 2 ar 3 gumų yra. Tai nėra pirkt pas mus. O kitas dalykas, aš duodu šansą lydekam. Visą laiką reikia duoti šansą, bičiuliai. Šiandien bus vėjukas. Ir netgi gali būti saulė. Nieko. Bandysim, kaip sakant, nuo kraštelio, palengva. Ir ką jau pastebėjau, bent jau čia kur užvėjai, juda mailiukas paviršiam. Manau, visai neblogas ženklas, tas mailiukas. Arba čia gal dar kol ankstus rytas, bet yra kažkokia gyvybė. Visa valtis purvina iš pavakarį iš tų pelkynų. Baisu, šlapia, purvina. O dar, bičiuliai, tęsiant vakar, kaip sakant, praeitos žūklės peilio gaudymo, sakykim, tą temą, tai neklauskit kaip, bet dar krisdamas į vandenį pradūrė man balioną. Aš žiūriu, kad į žvejybos pabaigą vis vieną kartą, kitą kartą, kaip sakant, keistai per daug jisai suminkštėjo. Grįžau namo, pasižiūriu, ogi skylutę. Tai va tokia buvo ta žvejyba pelkėje vakar. Šiandien ežeriukas. Bet įdomu, nes prieš atšalimą, kaip ir gerai turėtų būti netgi saulės. Gali būti saulės šiandien. Vienas kolega, matau, dar plaukia irgi su kajakėliu, taip pat lydekas gauna. Žiūrėsim, kaip sakyti, dviese duosim jam, galbūt. O gal ir ne. Tiesa, bičiuliai, kol dar nekimba, kol dar yra laiko, kaip sakant, pakalbėti su jumis, tai dėl kas liečia valą. Anąkart matėt, kad man tokių kliurkų buvo. Tiesiog valas prasisuko pačioj špūliai. Tai pasirodo čia atvejis gan dažnas, kaip supratau iš jūsų komentarų. Daugelis yra susidūrę. Tai pas mane tai kaip ir
anąsyk berods minėjau, labai storas bekingas suviniotas, jūrinis ten, nežinau, nu kokį turėjau tokį suviniojau ir suviniojau nelabai gerai, kaip išaiškėjo, neužsiveržęs tiesiog buvo, o kaip dar, kaip sakyt, gavo silikono ir paskui prasidėjo tos kliurkas. Tai va, dabar problema įspręsta, valas perviniotas, stipriai užveržtas, kaip sakant, prieš pūlės, tai tokių kliurkų neturėtų būti. Dabar reikia lydekų. Vat įdomu, skau, gali būti netgi saulė šiandien, tai vat įdomu, kaip čia kas bus. Kol kas ramu, kaip šulinį. Vėl ieškoti iš naujo masalo. Kokią nakart čia man, sakykim, prašovė gan neblogai šaltybarštis. Kas šiandien prašaus? O gal džerkai, bičiuliai, turi džerkus, tik niekam nesakykit. Nors aišku, čia su džerkais tais gal nelabai variantas, todėl kad gylis toks, aš taip galvoju, kad jisai didokas džerkam 3-4 metrai plius minus, tai, bet taip kaip aš dabar užsivedęs ant džerkų, tai kas čia buvo, tai manau tikrai pabandysiu. Ramu, bičiuliai, nepasiduoda jie čia man, tie slibinai. Anąkart irgi jau ne iš karto pagavau, dabar atrodo viskas kaip ir gerai, bet greičiausiai kyba vakar ir kibs rytoj. Bet valandykė tik tai praėjo, ne vieno prisilietimo, ne vieno kibimo. Nieko, kaip sakyt, dirbam toliau. Tie slibinai niekadėjai. Ir voblerį bandau, ir gumą, netgi ir džerkus jau pamirkiau. Bet aišku, kaip ir sakiau, džerkam čia, truputį per gilu šitiem tai. Kas čia bus? Ar nebus pirmas kažkoks peiliukas? Atplaukiau pas kolegą, galvoju paklausiu, kaip sekasi. Žmogus kalba telefonu, netrukdysiu, galvoju užmesiu, kol pakalbės. Ir silputė. Man kažkaip čia vis mažas, bet tai gerai. Ant geltoniuko. Gerai. Žodžiu, peiliukas vienu žodžiu, nors sako, čia didelių yra. Gerai, užskaitysim, valtis purvina, kiek aš čia prisidėjęs bardakėlis masalų, voblerių, visko išbandęs, nieko, realiai. Nežinau, pirmas ar antras metimas. Kanopėlė, geltoniukas. Buimt. Gerai, bandyt toliau kažką tai daryti. Žodžiu, bičiuliai, kaip visada viskas kiekvieną kartą kaip pirmą kartą. Tikėkimės bus suaktyvėjimas koksai. Gal po pietų, per pietus.
Vėjuko, dabar norėtųsi vėjuko iš tikrųjų. Kažkaip toks štilius nepastovios krypties iš vienos iš tos pusės. Gal dėl to ir ta žuvis kol kas nekimba. O, bičiuliai, kas čia dabar palei švendriukus ant 6,5. Kažkaip man tai jo. Čiurliai, ant 6,5. O tokie. O tokie. Oi, šis čia taip. Kaip į triubicą kokią. Kol kas va tokie reikalai. 6,5. 6,5. Senas geras šaltibarštukas. Jo, nesiduoda jie man čia. Taip paprastai jau. Dabar palei krantą bandau kažką, dar kažką, nežinau net. Nežinau, už ko griebtis. Kaip sakant, protestuoja jie prieš mane, kas čia jiem yra. O, bičiuliai, o čia va prašovė. Ant 8 colių. Ant 8. Ant 8 colių, bičiuliai. Nu, kažką. Ant 8 colių. Šainerį. Uždėjau jau, sakau, kaip nedidelį, bet supranti, galvoju, nėra ką daryt. Gal 3 metimas. Nu. Ne kaip silkė, bet ne, sakau, va. Bičiuliai tokia jau nei didelė, nei maža, apie kokie 2 geri kilai, gal truputį virš 2, bet 8 colių. Baimt. Kaip sakant, 8 coliukai. Gerai, truputį slunkis išvaikė, to jau buvo vėl pradėję daužyti kažkaip. Nieko, 2 peiliukai, 12 valanda. Kaip sakyt, 3 valandos 3 žuvis, 2 peiliukai. Šitą jau galima sakyti, kaip sakant, prie lydekų, bet tokie pritynus. Apvalinėt.
Nu ką, bandom toliau. 8 coliukai. 3 ar 5 metimas, iš tikrųjų. Dinkt. Prikanda gal jau kaip sakyt. Vabank, bičiuliai, jau eiti reikia. Gal čia kaip pasakyt, reikia kažkaip nustebinti jas. Gal netyčia ir nustebinsi su to vieninteliu 8 colių šineriuku. Bandau dar kažkom nustebinti. Jo. Koziriai, didžiuliai, visi koziriai eina į trasą. Visi koziriai eina į trasą. 5 numerio mėpsas. Maža ką gal nematė. Nematė čia mėpsą. Kažkaip tai, kaip sakyt, su vibracija išvibruot gal pažadinti jas reikia. Jau galėtų keltis pietus, toj saulė leisis, o dar nepradėjo kibti. Gera blėtinė. Bičiuliai, vėl, ovo, 8 coliai, vėl 8 coliai. Dar mažesnė. Tai kaip tie 8 coliai? Prasne, gal ir ne mažesnė. O taip. Bičiuliai, dar viena, bet kaip ant tokios, tai pasirodyk. Oi, kokia. Tokia aktyvesnė. Mažesnė iš tikrųjų negu ana kokie. Porą kilų bus gal, bet nedaugiau. Bet šitą taip tokia geresnė bankė prakirta. Lyg tai dangus giedrėja. Į vakarą gal sakau bus toks, galėtų būti išėjimas rimtesnis. Taip, bardakėlis, bičiuliai, bardakėlis. Kamera nusikrovė, kaip tik tuo momentu su viena ranka viską padaryt. Mano panašu, kad šiandienos masalas, kaip ir atrastų, bardakėlis, tai pas mane galia koks. Su tais pančiais, bet šitas, kaip pasakyt, ant asisto užsėda. Ką, mano gelbėtojas šios dienos. 8 coliai, jeigu atvirai, tai niekada nebūčiau pagalvojęs, kad ateis tokia diena, kad aš gaudysiu su tokio dydžio masalais.
tikrai negalvojau. Nu, bet kaip praktika parodo. 8 coliai. Kliurkt. Ką, kaip sakant, dirbom toliau, arbatą įsipyliau viską. Visas murzinas kaip, nežinau kas, kaip šernas. Nu, pažiūrėsim, ar tas, sakykime, šviesuma kibimui duos kažką, ne. Dažnai būna, kad prieš šaltį sujuda lydekos. Bet turbūt dažniausiai sujuda tada, kada aš negaudau. Tekšt. Čia turbūt galima vadinti drąsiai, ne? Šliosas. Šliosas. Nu, šliosiukas. Šliosiukas, šineriukas. Kūdas jisai. Ne, fatas koksai storas. Bičiuliai, vienu žodžiu, finalinis užplaukimas. Nieko daugiau. 14:35. Kas čia lieka? Lieka gera valandžiukė. Pažiūrėsim, bus vakarinis ar nebus. Ar taip kaip anąkart. Lydekos parodys man špygą. O, bičiuliai, kas čia dar? Jau taip pagalvojau, sakiau, reiks baigti. Ir dar netikėtai. Toksai. Peiliukas. Galvojau, jau į pabaigą saulė leidžiasi. Nu gerai. Va toksai per visą graibštą. Nu, gal tada reikia dar užmest kokį kartą. Kaip pasakyt, ant laidos. Na gerai, dar kelis tada metimus. Taip, su tokiu gera tokia, sakykime, bankė netgi. 5. Nu gerai. O, papa. Gerai, jungiam pirmą pavarą, kaip sakant, link krančiuko. Taip. Baigiu pasirodymą. Visas trienas skauda. Nu, atidrožiau vėl, kaip sakyt, nuo aušros iki sutemų. Ir ką aš galiu pasakyti? 5 žuvis.
Anakart 5, dabar 5, tai kaip čia rezultatą tą, sakykime, rezultatas paskelbkim, tebūnė rezultatyvios lygiosios, kaip sakant, ežero lydekos arba ežeras ir aš. Nu, žodžiu, kažkiek pagavau. Šiandien porą tikrai jau visai gražių papuolė. 3 peiliukai. Vienu žodžiu. Šitas, kaip pasakyt, šitas mažutis, galima sakyt, padarė žvejybą. 2 gražios žuvys. 8 coliai, Keitė Easy Shiner. Nežinau, kad vis tiek klausit. Gerai, bičiuliai, vyniot į krantą dar truputį, antiną gal pamaudyt, nes murzinas visas kaip paršas koksai. Ir ruoštis ledui. Šiandien sekmadienį, sakau, kaip jūs žiūrit, galbūt jau visur užšalę viskas ir jau, kaip sakyt, visi pagalandę kabliukus laukia, kol galės užlipti ant ledo. Tai trumpai dar, kaip sakyt, graibštai jau turbūt neaktualu bus ant ledo. Graibštas Arnoldo. Va, per žiemą, nu, aš nežinau, kiek to žiemos bus, bet daikčiukas, kaip ir anakart minėjau, laikiklis, meškerės laikiklis, labai geras variantas. Labai mažiukas, bet kur, nu, kur yra bėgeliai, įsidėjai spinigėlį. Va, ledas. Tai va, bičiuliai, kontaktus įdėsiu žmogaus. Akumuliatoriai ambasadai. Kas čia dar ambasadai? Daug ten visko, visų gerų dalykų yra. Jeigu kažką tai pirksit, nepamirškit slapto kodo UNIK. Ir, nežinau, kažkaip net žodžių neturiu, ką aš jums pasakyti. Norit žinot, kur taip nekimba, įjunkitės į klubiokus, į patronus. O mes susitiksim kitame video. Labai tikiuosi, kad nuo ledo. Nors dar, kaip pasakyt, labai tikiuosi, kad nuo ledo. Gerai, bičiuliai, iki. Ja, vėjas kyla, kas čia daros. Iki.